O, sveiki. Ką jūs čia veikiat? Sveiki, mėly žiūrovai. Sveikinusi su jumis iš naujo savo turinio vieneto, kurį planuoju paversti ištisu projektu. Jeigu pasiseks, kas nekuria turinio YouTube, greičiausiai galvoja, kad čia labai paprasta. Tiesiog ateini, nufilmuoji, įkeli ir viskas. Rinki peržiūros, o kas šį yra. Bet aš nusprendžiau su jumis pasidalinti savo visą kelionę YouTube'ai, kad žinotumėt, koks yra tas kurio kelias. Galbūt jūs patys norit būti kūrėjais, galbūt norit pradėti kurti turinį YouTube. Kažkiek galbūt palengvinsiu jums šitą dalę, nes galėsit viską pamatyti kitomis akimis. Va taip vargaunas tokie kadrai. Visi puikiai suprantam, kad kūrėją sudaro daugelis dalykų. Tai nėra tik nusifilmau, įkėliau ir viskas. Labai daug dalykų sudaro nuo pačios idėjos sugalvojimo, nuo jos išpildymo, nuo nufilmavimo, nuo sumontavimo. Turi nebijot kamerų, turi nebijot žmonių. Žodžiu, be galo daug dalykų susideda po visų šitų kūrėjo, po visą šitą kūrėjo savoką. Todėl čia bus toks kaip behind the scenes. Parodysiu, kaip vyksta visas pasiruošimas vaizdo įrašui nuo idėjos sugalvojimo, nuo organizavimo, kaip ją išpildyti, nuo pačio filmavimo, visko, ką jūs matot vėliau savo ekranuose, tuomet montavimo, įkelimo. Ir nepaslaptis, kad jeigu matot šį vaizdo įrašą, reiškia jau aš įkėliau savo ėjimo iššūkį į YouTube, kuris taip pat yra prieinamas ir įkelsiu nuorodą šio vaizdo įrašo aprašyme. Todėl labai stipriai rekomenduoju nueiti ir pasižiūrėti tą vaizdo įrašą, palikti vertinimą, parašyti pastabas. Žodžiu, visus tos YouTube algoritmų dalykus. Duodu dar keletą sekundžių išjungti šį vaizdo įrašą, jeigu nenorite pamatyti jokių spoilų. O jeigu kalbant apie naujus vaizdo įrašus, tai kaip tik tokiam vienam ruošiuosi dabar. Jeigu pamatėt šitą vaizdo įrašą, tai tikrai žinot, apie ką kalbu. Pagrindinis klausimas, į kurį stengsiuosi atsakyti, kiek įmanoma nueiti per 24 valandas, einant visiškai be sustojimo. Pažiūrėsim, kiek tų kilometrų įmanoma nuveikti. Eisiu dieną, eisiu naktį. Tarkim, pradėsiu 10, baigsiu 10. Aiškinti nereikia tokių dalykų, manau, visi žino, kas yra viena para. Kalbant apie daiktus, tai čia tokia bazinė komplektacija, ką žinau, nosinių, pleistrų, kaip minėjau. Manau, gali būti geras tikrai draugas lietpaltis, nes žinant šios vasaros orus, tai labiau primena ne vasarą, o rudenį. Powerbankas svarbiausia, kad nelikčiau be energijos, telefoną kraut, GoPruškę kraut. Tai reikia būti pasiruošus. Testuoju naują savo išradimą. Užsidėjau tiesiog tokį iš AliExpress prožiką paprastą ant GoPruškės rankenos. Ir vis tiek reiks filmuoti naktį, tai šiek tiek pasitestuojam. Gal ir nieko, aišku, akis beveik išdegino jau. Tai va toks tas ir gyvenimas, tiesiog pasiruošimas. Visas procesas, ganėtinai įdomus procesas planuot. Ir viskas. Dar labai svarbu, nes turiu tik vieną atminties kortelę, tai labai svarbu, kad užtektų ir tos atminties kortelės. Todėl reiks dar einant ir pasigalvot, kad neprifilmuoti visko per daug ir kad pasilikt geresniem kadram kažko, jeigu, aišku, bus tų geresnių kadrų. O dabar, kaip ir viskas, žiūrim, kas laukia toliau. Tai visi matėt mano ėjimo iššūkį. Tai jau kaip ir žinot, teko jį nutraukti dėl nenumatytų aplinkybių, dėl pūslių, kurios stiprokai pakenkė pačiam iššūkiui. Esmė, kad tos pūslės ir yra padarinys to prasto pasiruošimo, sakyčiau. Aišku, avalynės tu ten neįsitestuosi tokiam žygiui, tokiai distancijai, bet ką galėjau padaryti, pasiruošti geresnių daiktų, tokių kaip dezinfekcinių priemonių, galbūt kažkokių bintų arba didesnių pleistrų, nes tos pūslės tikrai mane žudė iš vidaus. Aš realiai po savaitės su pusę kažkur tik galėjau pradėti vaikščioti be jokio diskomforto, be jokio skausmo. O aš galvojau, po bėgimo bus pats tas sunkumas, nes atrodo, čia bėgi ištisai 2 paras be miego ir tuomet reikia atsigauti, bet ne. Po bėgimo aš kuo puikiausiai jau kitą dieną jaučiausi taip pusėtinai, o vėliau labai greitai atsistačiau. O po to ėjimo tai prireikė, kaip ir minėjau, nemažo laiko. Ir vienintelis dalykas, kuris, manau, būtų mane išgelbėjęs, tai jeigu būčiau pasirinkęs geresnį maršrutą, tai čia buvo antra mano klaida.
galėjau pasirinkti pagrindinius kelius ėjimui naktį, nes tie žvyrkeliai buvo tiesiog perteklinis dalykas, visiškai nepamąsčiau apie tai ir, kaip sakiau, tos primestos žemės už bato ir lėmė tas pūsles pagrinde, vėliau jos trūko ir visos tas žemės, viskas, nenorėjau užsikrėst žaizdų, neturėjau kur užsiklijuoti iš tų žaizdų visiškai, nes buvo visiškai tamsu, tai teko priimti tokį sprendimą ir jeigu būtų geresnis maršrutas, jeigu būtų asfaltuotas kelias naktim ir daugiau galbūt šviesių vietų, tai būčiau galėjęs greičiau išspręsti visas tas problemas ir viskas būtų čiki-piki. Gi tiksliai, visai pamiršau paminėti, kad gavau tokį dalyką kaip hiking tau. Kas išvertus į lietuvių kalbą skambėtų kažkas tokio kaip žygio nykštys, žygeivio nykštys, kažkas panašaus. O ChatGPT šią problemą apibūdina maždaug taip. Tai dažna žygių metu pasitaikanti problema, kai dėl nuolatinio spaudimo ar smūgiavimo prie bato priekio pažeidžiamas didžiojo kojos piršto nagas. Jis gali patamsėti, atsilupti ar net nukristi. Tai dažniausiai nutinka dėl per mažų ar netinkamų batų arba per nelyg ilgo ėjimo. Visų pirma, tai googlinti tikrai nerekomenduoju, nes vaizdelis nėra iš gražiųjų, ypač jei šiuo metu esate alkani, tai tikrai išvenkit viso šito, bet iš savo patirties galiu pasakyti, kad viskas, ką sakė ChatGPT, skamba ganėtinai teisingai. Šiuo metu praėjo maždaug mėnuo laiko, kai gyvenu su šiuo reiškiniu ir kol kas viskas panašėja link to, kad galimai nago teks atsisakyti ir užsiauginti naują, tai nežinau, vieniems gal čia pliusas, kitiems minusas. Bet norėtųsi įdokumentuoti ir tokį dalyką, kadangi čia jau viską aš apibūdinu jums, kas slypi po iššūkiu. Na, o dabar palaukit, aš šiek tiek prisėsiu patogiau ir manau pats metas būtų apibendrinti visą šitą vaizdo įrašą, visą mano pasisekimą, visus skaičius, visus duomenis, žodžiu, visa statistika dabar būtent čia. Na va, manau, per daug problemų nebus sėdinti ir ant žemės. Tai grįžęs, pradėjau montuoti vaizdo įrašą, viską sukarpiau, sumontavau ir tik tuomet pastebėjau, kad bendroj sumoj gavosi apie 1:15, 1:20 vaizdo įrašas. Ganėtinai per daug, jau ir dabar jis yra beveik valandos ilgumo, tai teko sutrumpinti, išmečiau dar nereikalingos medžiagos ir tuomet įkėliau šį vaizdo įrašą. Šiuo metu tas vaizdo įrašas turi daugiau nei 400 peržiūrų, kas yra patobulėjimas nuo mano bėgimo iššūkio. Aišku, mano kanale galite rasti ir daug populiaresnių ir labiau nusisekusių vaizdo įrašų, bet čia yra toks naujas formatas, kurį aš pasirinkau, todėl natūralu, kad jis neturi tokio pasisekimo, bet turim mažą patobulėjimą nuo esančio vaizdo įrašo prieš tai. Po truputį, manau, įsivažiuosim, viskas bus gerai, šiaip rezultatais esu patenkintas. Kepu šį naują blyną jums. Įdomu, kaip visas šitas vaizdo įrašas susižiūrės. Žinoma, tai iš dalies ir man pačiam skirti vaizdo įrašai, nes įdomu dokumentuoti tokius dalykus, įdomu vėliau bus prisimint, toks mini vaizdo įrašo dienoraštis. Na, o jūs galite parašyti komentaruose, ko jūsų manymų trūksta šiem epizodam, galbūt norit kažkokių ekstra dalykų. Aišku, turiu pripažinti, kad galėjau ir daugiau dalykų papasakot, bet kadangi tokia dokumentacijos idėja gimė ganėtinai vėlai, tai daug visko neapsigalvojau, nepasidariau ir galbūt sekantį kartą jau sugebėsiu pateikti viską nuosekliau, įdomiau, galbūt detaliau, kas manau svarbu šiam formatui. Tai galite ir jūs komentaruose parašyti, ko jūsų akimis trūksta, galite uždėti like mygtuką, galite užprenumeruoti kanalą. Turiu pripažinti, kad dėl tokių dalykų visiškai nesupyksiu, todėl drąsiai naudokit visus tuos mygtukus. Na, o su jumis susitiksiu jau sekančiam iššūkį ar tiesiog vaizdo įraše, čia jau laikas parodys. Iki. Jeigu ramybė kaip namai, tai viešpatie, kodėl aš 3-6 metus tarytum viešbutį suplėšyk, jeigu atsakymai viduj suplėšyk mane, būsiu tyla po filmo juodame ekrane, suplėšyk iš